Visą laiką būna klausimų, kaip įrengti ventiliuojamą fasadą. Nes tų sistemų yra aibė, ten nuo stiklo pluošto, nuo kampų paprastų, nerūdijančio plieno sistemų iki begalybės žodžių. Ir mes esam jų išbandę labai daug ir paskutinius turbūt jau 5 metus esam pasirinkę turbūt optimaliausią šiai dienai esančią sistemą. Tai yra tvirtinti patį fasadą su tokiais betonsraigčiais. Jų būna įvairių ilgių, iki 40 cm ilgio. Jos galima sukti į silikatinį blokelį, į keramikinį blokelį. Į betoną. Į betoną galima sukti, taip. Tai jų didžiausias pliusas tai yra darbo greitis ir kaina. Tai pirmas dalykas, jiems nereikia naudoti plastikinių jokių kaiščių. Jie patys iš savęs darosi kiaurimiai sriegį ir su to sriegiu laiko. Net molinėme blokelėje, keramikinėme blokelėje. Viskas yra susideda iš to, kad kokio dydžio kiaurimė jums reikia išgręžti. Tai vienam gręžia ten tarkim 5 cm, betone gal jau gręžia ir 7 ir viskas į tai atsiremia. Dabar aplamai kaip ta pati sistema veikia, ne? Tai šiuo atveju šiltiname piroplokštėmis, ką mes ir rekomenduojame daryti, kadangi tai yra ventiliuojamas fasadas ir prie A++ reikalavimų, tai tokia medžiaga yra labiausiai tinkama. Toliau mes naudojame 45-70 bruselius, kuriuos 70 glaudžiame prie piroplokštės, kad būtų mažesnė apkrova veržiant varžtus. Ir sukame betonsraigčius. Betonsraigčių žingsnis apsiskaičiuoja nuo to, kokio svorio yra jūsų apdaila. Tai gali būti tas betonsraigtis, skaičiuojant į kvadratą, ten nuo 1,5 betonsraigčio iki 3 betonsraigčių. Čia viskas nuo apkrovos priklauso. Paprastai kalbant, tai 2 betonsraigčiai sukasi 90 laipsnių kampu su fasadu, 1 betonsraigtis sukasi 45 laipsnių kampu. Tai greitas montavimas ir kaina yra racionaliausia. Tai įsigyt galite pas mumis, kam reikia betonsraigčių, kreipkitės, pakonsultuosim, kaip viską daryti ir kaip įrengti, kiek jų sukti. Justinas, konstruktorius, inžinierius apskaičiuoja žingsnį ir mes padėsim pasirinkti tinkamą produktą jūsų fasadui.